A tu žinai apie veidrodį, kalbant namų ūkį? Tak. Yragi visokių instrukcijų, kad pas tai neapsigyventų pastaronės šmėklos. Tak. Čia labai svarbu. Jo, tu negali, pavyzdžiui, veidrodį žiūrėti ten kažkur tarp 3 ir 4 ryto. Bля, čia. Ot negali. Rimtai? Ne, tai nes tu išprovokuoji tas dvasias. Yra dvasios, kur yra geros dvasios. Yra tokios, kur blogos. Šiurpas. Man irgi šiurpas, ne. Ir tos, kur blogos dvasios, jis tik ir laukia, kol tu Kas yra klaidų. dvasios? Nu, ne tai, kad tu kur paleidi šnipą iš šiknos, tai čia ne tai. Tai, kad tu numiršti ir palengvėjai 21 gramų. Tai tas 21 gramas yra tavo tas visas, ta dvasia tavo. Jinai pakyla kažkur. Vaidokliukas. Dvasia gali įgauti vaidoklio pobūdį. Bet dvasia jinai yra transparenti, ją labai kaip simbolis savo nori Transparency International, bet negalėjo naudoti, nes nesimato, kas ten tokia yra ta dvasia. Tai jinai tokia translucent gali būti Twilighto sąlygom. A šmėkla, tai kai dvasia įgauna kažkokį pavydalą. O tai palako, vaidoklis ir yra šmėkla, ar ne? Taip. Vaidoklis nuo žodžio vaidantis. Nu, tai. A šmėkla nuo šmėklintis. Ir jie kaip tas pats. Tai palako. Nes ką suvokai, galbūt tokį čia. Tai dvasia čia yra realus dalykas. Dvasia realus dalykas. Čia tai, kas išeina iš tu ją matai. Ne, tu jūs nematai, jinai pramatoma. Bet gali pamatyti. Ne, jeigu jinai gauna šmėklos ar vaidoklį ar kokią kitą formą. Palauk, tai vaidoklis vaidenasi. Taip. O dvasia egzistuoja. Taip. Čia du skirtingi dalykai. Taip. Vaidenasi, čia pas tave galvoja. Pavadinimas. Nu, taip, čia labai svarbu. Čia yra tik tai pavadikai vėliava, nuo žodžio vėlė. Bet tu ją gali pačiupinėti ir savo nusmarkinti ją. Ir ant numirėlį uždėti. Jo, ir dar ir klaut kelėnį vienu, kai duodi priesai. Tai nuo 3 iki 4 negali žiūrėti veidrodį name. Bet į veidą tik negali žiūrėti, arba jeigu, pavyzdžiui, pamatai savo, praeidant torsą. Tai, irgi negali. Negali žiūrėti veidrodį. Nes tada tos dvasios, kur tam name kažkada gyveno, ar šiaip užklydo, jos tada, čia gal mūsų nori, jos būna piktų labai. Tu kur negalėjai išvaryti po to. Geros dvasios, taigi ten aitvaras yra pas mumis tautosakui. Bet kai tu, pavyzdžiui, pameti tapkės ir ieškai po visą namą. Ir neradai jau. Ir kai tu grįžti, nuliūdęs toks jau pamokur, tai apie tapkę stovi kampe. Jų ten tikrai nebuvo, kaip prieš tai žiūrėti. Tai čia gera dvasia. Jinai tvarka. Namų dvasia. Pas mane tokia yra. Ot blogos. Oi. Klausyk toliau, ko negalima daryti. Tu negali palikti nedavalgyto abietkų maisto lėkštėse ant virtuviai, ant stalo ir patingėtės išplauti iš karto. Nes tu provokuoji šitais abiedkais. Dvasias ateiti, nes jos galvoja, kad čia joms. Baskirvilių šo gali, tai... Tai šo, tai tu gali nušauti. Žinai. Baskirvilių nelabai. Ir labai baisu. O tai kaip tu sužinai, būna nuvalgyta? Jo. A kas? Nežinau, gal nebūna. Ryte, atėjęs, aš vakar čia tikrai palikavo tokį nesukramtytos mėsos. Taip. Spjaudalą. Taip. Kur jisai? Nėra. Šeimoje visi sako, tikrai mes spjaudalą nevalgėm. Taip. Tada viskas aišku. Viskas aišku. Patikrinė, ar duris užrakintos. Nieks negalėjo ateiti. Katinas negalėjo ateiti, šuo negalėjo ateiti. Jeigu tu, pavyzdžiui, šitos jaudų vienu metu padarysi, padėsi nakčiai lėkštę su abietkais ir šalia dar veidrodį. Tarp 3 ir 4 pažiūrėsi veidrodį. Viską, garantuotai. Kas? Tikrai garantuotai. Kas? Apsigyvens. Apsigyvens? Apsigyvens name ir tu neišvarysi jų. Aš galvoju, kad jinai gyveno. Ne, tu niekaip nesupranti. Jos inspektuoja namus. Šmėklos. Kaip mentai. Sakykime. Ir kai jos inspektuoja namus, pavyzdžiui, turkingi namai, kur nieks į veidrodį nežiūri, nuo 3-4 ir abietkų nepalieka. Tai šmėklos, tai geros, tai blogosios, čia ne mūsų, čia mūsų nieks nekviečia. Jam neįdomu. Jo, jam neįdomu šitam namų ūkį. O tis tai jos inspektuoja tokį namų ūkį. Kur tapkė viena numesta? Ne tapkė. Kur žiūri, toks kaip tu veidrodį. Tikrai, o kas tapkės atneša? Tugi pats sakai, kad, nes man tai būna. Aš nerandu, o po to būna vietai padėti. Tai vat. Geroji? Čia geroji? Čia geroji dvasia, jinai gyvena. A kas yra aitvaras? Aitvaras geroji dvasia. Geroji dvasia. Taip. Vat kodėl senovės lietuviai laikydavo šitą gyvatę ujobišį. Žalį. Žalys neturi nuodų.
Jis tik klausytis. Biškį turi. Ką, biškį. Biškį turi. Ir- Visi mes turim, tik tai Taip. discharginam nuo dušų. Taip. Ir Žaltys su Aitvaru, jie Nedraugai. jie draugai, jie simbiozinasi. Ir tik geri namai, kur gera šeimininkė, dora, nes nekutvila, nevaikšto nalėva savo vyrui, Taip. kuris knygą skaito ventiliatorius, kur puslapius verčia. Pas tokia šeimininkė, Žaltys. Žaltys ir geroji dvasia. Tačiau ateina metas, kai net žaltį ir net gerąją dvasią, kur tokie tolerantiški restorimai, užpisa tos bobos paliekami visokio valymo priemonės vonioj, blėt, prie tualeto. Atremtas į sieną, blėt, kibiras su, blėt, švabra ir 15 skirtingų buteliukų valyti vienas plitelint, kitas langam, trečia hui žino kam. Ir, blėt, jie visi ten išrikiuoti ir daugiau negu tavo šampūnai, blėt, jos kremai ir jūsų šuns mumijo. Ir tada net Žaltys išeina iš tų namų. Ir Aitvaras irgi. Ir Aitvaras Pasidaro piktas. jo. Ir tada Dingsta tapkės. tapkės, Tada prasideda. sudužusi Balaga. Veidrodis veidrodis sudūžta. sudužta. Ta. Čia negerai. Agi būna dvasios, kur veisisi tualeto bakelį. Ką, tai. Ir kai nuleidi, ką jos daro. Jeigu gera dvasia, tai Nusileidžia Tada vėl pakyla ir plaukia. Taip. Ar taip? Nes nėra kaip Ne, jeigu gera dvasia, jinai leidžia vandenį nubėgti. Taip. Jeigu pikta dvasia, tai jinai leidžia dviškį vandenį, kai būna kaip pasisioji. Tas kitas mygtukas, kur vienas lašelis vietoj trėjų. Ai, Ten skandinaviškų metazų, kad tik sišiuką. taip. Iš atsisėlau lėtat mėlau. Tai piktoji dvasia tik tiek išleidžia. O jeigu labai pikta dvasia, užsipysuši nuo visų tų bovos rakandų, Taip. Bet tai jinai tada užkimša ir tu negali pakelti, tada reikia kviesti kaziuką. Santechniką. Bet santechnikai paskambinė, sakai, pas mane. Sako, kokie simptomai? Jo, kokie simptomai. Sakai, nenusileidžiu. Ne, aš čia ne mane. Čia Sako, egzorcistą. tą Su virgulėm reikia, kad ateitų ir išlaitų piktai dvasią. Čia neužklokinu. Čia ne aš. Ne pas mane. Taip. O virgulininkas ateina su tokie kaip Ghostbusters apsirengęs. Su kažkokiu nardytojų balionu. Nardytojų balionų jo ateina Jo. su virgulium, Taip. atsuka bakelį, nuima dangtį. Ir jį huvį traukia į bakelį. A, jis moka, jis puš atsišaudo. Būna pririšęs vieną koją prie Jo. savo mašinų. Kai būna, kur dantim nurauti prie durų, taip koja, jeigu nori atsiskratyti savo. Kad neįtraukti. Ne. Kaimynai eina, žiūri, kodėl virvė eina pas tą į būtą. Aha. A, vėl virgulininkas Ai, atėjo. virgulininkas. A virgulininkus ruošia kažkokia aukštoji mokykla? Ne, technikumai ruošia. Ar čia iš kartos į kartą perdada? Ne? Technikumai ruošia. Galima išmokti, ne? Galima. Vėlgi priklauso nuo valstybės, nuo tų tradicijų virgulininkų. Virgulininkų klasės surenka Jo, tokį 30. Šiandien mano šeimininkas Facebook'e papostina, žinai ką? Ne. Jisai ten prisiregistravęs grupai audiofilų _melomanų grupė. Ir ten normalių žmonių, kaip tu Nedaug. supranti, nedaug. Ten jų beveik nėra. Ir šiandien ryte, ne vakar vakarė, vienas toks keistas, vadinkim, žmogus papaustino, kad jisai ir labai fetišuoja pavadinimus, ten tų stiprintuvų ir dakų, digital audio converter, streamerių. Ir ko daugiau nežinomų parašo firmų, To geriau. to geriau. Pati geriausia, kur labai nežinoma ir labai brangi. Tai labai gera. Čia 18 000 dakas, turbūt, ten stiprintuvas, arba laidai. Raudonmedžio ir vienas mygtukas. Ir 4 lempos kyšo. Ir jis parašė, va, čia turiu tokį, ten pavadinimai, tu gali nusipirkti, ten tilpti į 1500 eurų į aktyvios kolonėlės, ten Yamaha kokios nors HS8 ar koks ten kur po 200 vieną, jiems nereikia stipriakų ir tu viską turi praktiškai. Tu daugiau nieko nereikia, tu ten iš garso kortos, pigiausios, kompiuterio garso kortos paėmėtas Spotify ir Tidal, viską turi. Bet ką jie dar turi? Jie pristato tu ten, kur po 10, po 5 tūkstančių stipriakai nežinomų filmų ir nuotrauką įdeda.
A nuotrauką tu matai, kad ten pas jūs nogos sienos, kažkoks prie kolonėlės, ten kažkokia plokštuma, kuri reflektuoja, kur jau realiai vyksta. Ir jie to jie nedaboja kažkaip. Nesvarbu. Pahuja paėbas. Ir tas devilas rašė jūs man patarkit grupę, kokį man dabar stiprintuvą. Komentaruose kiti devilai, tad irgi nežinom pavadinimų. Šitas geriausias, ne, šitas geriausias. Ir ką jis dar parašė, kad jisai padarė, žinai, kad šitoj vietoj mano šeimininkas žaktelėjo. Jis pripratęs tokių matyti, bet net jis tokių nematęs buvo niekada. Žodžiu, jis sako, aš paimu, kaip jis rašė, į internetą pervedu į optiką. Taip. Iš optikos atgal į internetą. Tai, internetas greičiausiai tai, kai jis gauna ten iš streamą kokią nors klapą. Į optiką tai turbūt, tas šviesolaidinis, skaitmeninis. Fiberio laidas. Nes padaifas, o tas kitas, jo. Ir gal internetą, ir skliaustelis prašė pagėrėjimas apytikrai 10%. Kažkaip paskaičiavo. Yra procentų skaičiuotai pagėrėjimų. Ajo. Tai vat pas tokius nei geros, nei blogos dvasios nesirenka, nes jau joms ten galvoju, blėt, šitas žmogus, gal mes apeisim ratų tajo. Karalystė idiotizmo. Savas. Tai pasinieko nėra nei. Čia įsivaizduoju, gauna iš interneto kažkokį skaitmeninį kanalą, skaitmo, kur ten, kažkokio taidalo, ten, kam 8,24 ir lavas, okei. Ir jis jį paleidžia per optiką, kam? Tada nieko nevyksta, nes skaitmo, ir gražina, kai jis vadina internetu, irgi nieks nepasikeitė. Jie ten prisigalvoja, kad ten differis atsiranda, ten huinetą, nieko ten atsiranda. Ten formaliai žiūrint kažkokių gal pakeitimų yra, bet tikrai ne jo ausiai, net ne gospodo vogo ausiai. Ir ten šis nieko nėra iš principo, nieks nesikeičia. Ir jis sako, 10% pagėrėjo. Tai vot. Kaip taisyklė, tokie debilai, kur labiau domisi muzikos atkūrimo kokybė negu muzika, tai klauso pačią šudiniausią muziką. Tai vot, ir pas vieną tokį aptikau irgi. Tai žinai, ką jis įdėjo kaip muzika, kurią jis ką tai paklausė, rekomenduoju kitiem. Kažkoks Polio Maria, bet net ne iš tų, kur tokie kultiniai, tokie, kur gal ir nieko, bet iš tokių, kur labai hujovi, Janį lygio. Aš net nežinau, kad Polio Maria turi tokių šūdų. Ten toks banalus, sentimentalus, primityvus, piano 2 rankom per oktavą iš karto, jie surezonuoja su jų dušelėm jobanom. Kažkokia huina, orkestras ir gyvai ir sėdi kažkokius bobus ir seniai. Ir klausia, va tokie visi, kaip, blėt, va toks šeimų maršo, blėt, va turbūt Orlausko fonotekui tokių šūdų pilna. Ir jie tokį šūdą klausia. Kai kurie iš jų ten, kur turi šūnį, garažą, gyvena ten kur nors prie rumėnų restorano, kaip ten tą vadinasi? Už Bajorų dar, kur jau ne Vilnius, jo, iš tų. Rėšia. Ir jie ten gyvena ir jie turi nusipirkę lempinį, kokį huinę stiprintuvą ten už 5,000. Tada daka, jiems būtinai reikia dako, ten irgi keli tūkstančiai. Tai kokie nors, vienintelį, ką atsimenu iš tų, tai Cambridge'o yra kažkoks stiprintuvas, čia jų toks gerbiamas labai brandas, tą turi, kolonėlės, kokį fokalą, blėt, už 17,000. Ant adatėlių, kur stovi. Ir blėt, ir netrytinta patalpa, ir plokštumos, blėt, ir jie apie tai nepagalvoja kažkaip. Ir tada jis mėgsta ne Polio Maria, pažiūrė DDT. Uždeda plokštelę, jau būna, kur tu šupčiuk. Rodžina, ja, urodina, blėt, rusne kažkokia huija, blėt, plėčia ir sėdi toks blėdys, jie dažniausiai būna pikti, savim pasitikinti, su jo bana barzda, su uždukintais vaikais ir jau negražia žmona, visada buvo negraži net santuokos metu, ir jie turi 2 džipus, ir DDT, blėt, klauso per ten 30,000 kainuojančią, blėt, kombo. Ir tu jam nepaaiškinsi, kad jisai... Tai tokie durniai nusipirka ir šitągi LCD ekraną 8K ir žiūri per į panoramą ir mono ir krepšinį, kur irgi hujovo kokybė ir nakui ten šis žiūrėti šūdą. Ir dar pasistato Blu-ray, bet nusipirka kokią nors briliantinę ranką filmą ant Blu-ray perleisti 64 metų. Žiūri, nes labai geras. O tai va. Tai tokie devilai ir nusiperka mašiną, kuri kainuoja ten
200 tūkstančių ir važiuoja iš savo šūdino namo į savo šūdino darbą. Tai šūdino asfaltą rėšį. Šūdino asfaltą. Rėšiai neblogas. Tai kokia prasmė? Kur nors ten prie Liepkalnio kuros. Gal ten irgi susitvarkė, nežinau. Siaubas. Ką daryti su tokiais? Nieko. Tegul jie gyvena. Taip. Tegul jas aplanko gerasis aitas. Ne, tegul jis aplanko blogoji piktoji dvasia. Visa, kad pas mus neįtų. Nu jo. Kuo daugiau tokių, tai kita vertus mums saugiau. Ja. Tada visos piktasios dvasios gyvena tokiuose namuose. Jeigu jiems ten įdomu. Ar būna, kad dvasia išlenda iš... Šiknos? Kasdieną tokių keletas išlenda. Čia ne dvasia. Čia duchas. Taip. Ne, kaip vandenį iš vonios išleidinėjai. Taip. Ir jau sukuriukas ant galo subėga. Taip. Ir būna kartais, kad išlenda dvasia, ar nebūna? Klauno ranka būna. Tai čia ne dvasia, čia vaidoklis, šmėkla. Čia vaidoklis, čia vaidena. Čia iš kitavo, čia netikras, čia smegenis žaidžias. Ne, tai tu niekaip nesupranti. Kilmė žodžio vaidoklis yra nuo vaidanimuose, kad čia iliuzija, kad tai nėra. Čia smegenis. Čia tik pavadinimas iš to liko. Realiai tai tu gali jį apčiopti, jis tave gali elektraną kratyti, jis gali tau prispjaudyti snukį. Jis gali tau uždūsinti. Ir kitą dieną matysi? Ir tu jį matysi, jis gali būti pusiau pramatomas, translucentiškas, visiškai transparent, visokių, bet jis yra fiziškai. Supratau. Aš galvoju, kad vaidenasi, tai įsivaizduoji. Tai aš tau jau paaiškinau šitą, ble. Nu jo, bet vis tiek. Bet vis tiek. Kai sakai vaidenasi, man atrodo, įsivaizduojasi. Vaidoklis. Įsivaizduoklis. Taip. Tai buvo. O dvasia tai jau iš tikrųjų yra. Dvasia tikrai yra, 21 gramų sveria. O kas yra dušia? Dvasia rusifikuoti durniai, sako dušia. Dušelė, sako. Gerai, tada kas yra? Yra siela. Siela, tai čia yra dušia. Spiritas, yra siela. Pala. Nori pasakyti. Soul, ne spiritas, soulas yra siela. Siela yra tas pats, kas dvasia? Tik ne grupė siela, o dvasia tas pats. Ne, tai piktoji, bet tu... Ne, siela yra žmogaus siela. Žmogaus... Skiriasi dvasia nuo sielos, atsiprašau. Dvasia yra... Tas per žinių radiją... Žinių radiją, sako, sielos dvasia. Kas toks? Tas išprotėjęs savininkas. Sielos dvasia, sako? Jisai sako, sielos dvasia. Tai aš galvoju, tada nieko nesuprantu. Čia yra du dalykai, du skirtingi. Ne, čia tas pats. Gal reikia pakviesti, kad paaiškintų čia. Reikia pasinusius virgulės, kad jis pats, kaip būna genetinį kodą, nuimt, kur gauni paketą. Sakai, sielos dvasia. Kur pasiseilinį tą ir išsiunti atgal. Tai virgulės galėtų siuntinėti žmonėm, kad jie patys save išsitirinėtų, kur ten pas juos piptelį, kur ne piptelį. Tai būna mažas. Įdeda virgulės atgal ir ten jau jie laboratorijoje išsiaiškina. Tokia telefono didžią dėžutę atsidaro. Ir tokias dvi mažas virgulytis. Štai ir gali patikrinti save. Pavyzdžiui, lėktuvę, pažiūrėti, ar nėra piktos dvasios. Aš tokį dabar skaičiau, kaip darė tyrimą kažkokios tai avia katastrofos, kažkur tai neprisimenu kažkokiai blogoj šalyje. Ar Pietų Amerikoje kažkur, ar tai Azijoje kažkur, Azijoje gal. Kad ten nelabai buvo aišku, kodėl lėktuvas nukrito, bet išliko ten vienas gyvas žmogus, visi žuvo, bet vienas liko gyvas ir jis po to atčiūchalsi, ten atsigydė ir jis papasako, kas buvo. Nes ten pradžioje buvo neaišku, kas buvo. Aš žinai, kas buvo. Ten, čia gal net ir Afrika. Ten kažkaip, jau lėktuvas jau leidas, jau descendinasi. O ten kažkaip toj šalyje, neprisimenu, kokia buvo paplytė, kad, šitų egzotinių gyvūnų kontrabanda. Ir stewardesė pamatė, kad kažkur iš galo, iš kažkokio tai tenai bagažo parklento ar kažkur ateina krokodilas. Tingiai. Taip jo. Razvalčiku. Ir visi taip zapanikavali, kad visi keleiviai nubėgo į priekį.